center of Europe, on the banks of the Rhine, lies a pretty little nation known as Liechtenstein. Oh, Liechtenstein. Oh, my Liechtenstein. Between Austria and Switzerland, it's really quite fine. It's right in the middle of all things alpine. It's Liechtenstein. Oh, my Liechtenstein. Na ir Liechtensteine dar atkreipi dėmesį, kad visi automobilių numeriai yra juodi. Rugpjūčio 15 diena yra Vaduzzo valstybinė šventė, valstybės diena. Oh, my Liechtenstein. Life here is smooth, like the theme from Dr. Zhivago. 3 3/4 Liechtensteins would make one Chicago. Oh, Liechtenstein. Liechtenstein. Oh, my Liechtenstein. Liechtenstein. And if you do business here, you will see you can get big tax breaks. Ha ha hee 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 in Liechtenstein. Liechtenstein. Oh, my Liechtenstein. Liechtenstein. The prince owns lots of paintings, and if you want to see them, got to go to Vienna, 'cause they're there in a museum. Not in Liechtenstein. Liechtenstein. There's no room in Liechtenstein. Liechtenstein. Jedermann spricht Deutsch, or dialect anyway. And using Swiss francs is how we pay in Liechtenstein. Liechtenstein. Oh, my Liechtenstein. Liechtenstein. It's great for downhill skiing and biking too. We got if you're a suffragist, how could you ask for more? 'Cause women got the right to vote in 1984 in Liechtenstein. Liechtenstein. Oh, talking Liechtenstein. Liechtenstein. Luxembourg and Andorra, you got nothing on us compared to. Neužbaigtas, ar ne? Nežinau, kaip čia Liechtensteinas sprendžia, bet jeigu parlamentarų skaičius didėtų, tai tada tas namas būtų pristatomas į viršų. Gal ruošiasi Šveicariją pulti ir paimti dalį teritorijos. Suvorovui, bet mes dabar turėsim apvažiuoti garbės ratą, todėl kad yra ištisinė linija, mūsų aikštelė yra kairiai pusiai, Šveicarijoje pasukus per ištisinę liniją gali netekti teisų. Ir mes dabar pavažiuosim žemyn, ten apačioj bus žiedukas, kur galėsim apsisukti ir vėl pakilsim į viršų ir tada jau sustosim aikštelėje ir
galėsite pasivaikščioti po tenais, kur yra galima žmonėm, yra padaryta viskas takeliais, kad neiti per gatvę, yra takelis tenais žemyn nusileisit ir paskui galėsit nueiti prie Suvorovo paminklo, pasivaikščioti palei Rauso upę. Tiltas įrengtas giliame tarpeklio ruože. Eyes are the mirror, revealing the soul, reflecting the truth in silent light. A spark of eternity, making us whole, shining with joy through the depths of the night. Eyes are the mirror, revealing the soul, reflecting the truth in silent light. A spark of eternity, making us whole, shining with joy through the depths of the night. O San Gotardo perėja buvo vienas svarbiausių šio žygio taškų ir, kaip minėjau, jinai yra 2106 metrų aukštyje ir kerta Leponto Alpių, yra kertama Leponto Alpių grandinės. Na ir toliau yra Suvorovo žygis per Alpes ir būtent šitas paminklas, kaip sukako tam žygiui 200 metų, buvo pastatytas, kad įamžinti tą įvykį. Yra vienas įspūdingiausių karinių žygių Europos istorijoje. Ir 1799 metų rudenį Rusijos generolas Aleksandras Suvorovas vadovavo savo kariuomeniai per sudėtingą Alpių reliefą.